Dabar parodysiu, kaip įdėti galeriją. Esam poste eksperimentas. Aš sumažinau vėl į paprastą tekstą. Ir dabar išsirinkam vietą, kurioje norim, kad būtų galerija. Tai galerija tegul būna pačiam viršui. Pasidarom tarpuką vieną. Spaudžiam Add an image. Spaudžiam ant Gallery. Gallery tai yra tai, kur visi paveiksliukai yra saugomi. Tai reiškia, jūs kažką tai kėlėt, išsaugojot ir jisai, tas paveiksliukas atsiranda Gallery. Ir kiekvienas postas ir kiekvienas pages, puslapis, turi savo atskirą galeriją. Ir kada jūs įdedat į puslapį galeriją, joje būna rodomi visi paveiksliukai, kurie yra priskirti tam postui arba puslapiui. Taip, tai dabar, sakykime, galerijai link thumbnails to image file page. Tai nesvarbu. Pasirinkam gallery columns. Tai būna 3. Spaudžiam insert gallery. Spaudžiam update. Einam į puslapį, perkraunam puslapį ir žiūrim, kokie pasikeitimai. Va, matom, kad yra galerija paveiksliukų. 3 paveiksliukai, 3 stulpeliais sudėti visi paveiksliukai, kurie yra priskirti šitam postui. Paspaudus ant paveiksliuko atidaro atskirą puslapį, kuriame matosi visas paveiksliuko dydis. O va, šitas didelis paveiksliukas. Maždaug taip. Tai čia yra vienas būdas įdėti galeriją. Dar galerija gali būti tokia, kaip čia Facilities, kur vienas didesnis paveiksliukas ir kiti apačioj. Visai patogi galerija ir sekančiam filmukį parodysiu, kaip įdėti tokią galeriją. Viskas labai panašu, tik tai svarbu, kad būtų paveiksliukų dydžiai daugmaž normalūs arba vienodi. Todėl, kad jeigu paveiksliukas didelis, ant jo paspaudus, atsidarys labai didžiulis jo formatas. Na, sakykime, čia vat yra jau didesnis formatas, jisai paslenka visą puslapio turinį ir pasidaro savo vietos ir atsidaro. Jeigu būtų labai didelis paveiksliukas, jisai čia neįsitektų. Tai va.